Aš prašiau skirti laisvės atėmimą 13 metų. Teismas pasirodė griežtesnis šiuo atveju, 15 metų skirti. O dėl civilinio ieškinio? Dėl civilinio ieškinius prašiau tenkinti, ir čia nukentėjusių, ten dėl neturtinės žalos, jie buvo didesni, bet teismas tenkino iš dalies. Tai tikriausiai neskūsit? Na ne, šiuo atveju turbūt jau nėra pagrindo skųsti. Tai Kaip ir kaltinime buvo teismas, kiek pagarsino, tai įvyko konfliktas ir konflikto metu 4 kartus šovė į savo sutuoktinį ir padarė sužalojimus, 4 šautinius sužalojimus, nuo kurių nukentėjęs įvykio vietoje mirė. Tai iki teisminio tyrimo metu buvo kaip ir būtinosios gynės, kad jį gynėsi, bet teisme, sakykime, kaltinamojo parodymų davė, tačiau daug įvykio aplinkybių neprisiminė. Iš esmės visas kaltinimas buvo pagrįstas objektyviais bylos duomenimis, tai yra ten buvo visa krūva specialistų išvadama ir turbūt iš esmės jais ir grindėsi teismas.